Labadiena, malonūs klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien klausime, kodėl moteris ginanti konvenciją įteisina socialinę lytį. Taigi šiandien vyriausybė anksti ryte pasitarime pritarė, kad Lietuva pasirašytų tarptautinę konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei šalinimo. Ir ši konvencija yra nevienareikšmiškai prieštaringai vertinama. Pavyzdžiui, Lietuvos vyskupai yra kreipęsi prieš mėnesį maždaug į atsakingas valstybės institucijas, aukščiausius pareigūnus, ragindami neskubėti pasirašyti ir ratifikuoti konvencijos. Būtent dėl to, kad konvencijoje yra įteisinama socialinės lyties samprata. Na, o dabar mūsų pašnekovas Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Mantas Adomėnas. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Šiandien mūsų laidoje dalyvavusi jau Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė džiaugiasi, kad vyriausybė pritarė tarptautiniai konvencijai dėl smurto prieš moteris. Ir jis sakė, kad toje konvencijoje įrašyta savoka socialinė lytis, ji reiškia mūsų sampratą, vaizdinius įvairius stereotipus susijusius su lyčių vaidmenimis ir kad diskriminacija socialinės lyties tai būtų tada, kai kas nors nepriimtų, pavyzdžiui, darbą, į traktorininko darbą moters, bet tai būtų diskriminacija ne dėl biologinės lyties, jis sakė, o būtent dėl socialinės lyties. Taip reikėtų suprasti tą konvencijos straipsnį apie tai, kad negalima diskriminuoti žmogaus dėl socialinės lyties. Ar jūs taip pat suprantate štai tą konvencijos nuostatą? Iš tiesų, man labai keistas tas supratimas, kurį jūs patitavote. Keistas ir labai tendencingas, nes konvencija yra labai dviprasmiškai parašyta, kad ten kalbama, kad lytis yra socialinis konstruktas. Su trupučiu daugiau žodžių, bet ten yra pasakyta labai aiškiai, kad lytis yra ne biologiniai požymiai, ne tai, kuo žmogus gimė vyru ar moterimi, bet tai yra socialinis konstruktas ir būtent tai apsprendžia, kokia yra žmogaus lytis. Ir ši nuostata yra įmontuota į tą Stambulo konvenciją dėl moters teisų apsaugos ir ji padaro tą konvenciją iš tiesų ydingą, nes tuo būdu į mūsų įstatymdavystę, į mūsų įstatyminę bazę būtų įnešta samprata, kuri yra visiškai svetima ir egzistuojantiems iki šiol įstatymams ir teisiniam reguliavimui, nes lytis vis dėlto suprantama kaip gimimo metu gauta biologinė tapatybė. Ir kita vertus, ji paverčia tą visą konvenciją tokiu tendencingu ir tam tikros ideologinius interesus labiau įtvirtinančių negu moteris ginančių dokumentų. Iš tiesų, kai mes žmogaus teisų komitete svarstėme, mano siūlymas buvo, kad tas moterų teisų ir moterų apsaugos nuostatas tiesiog paimti iš konvencijos ir ten jos tikrai nekelia ginčų daugumą iš jų ir jas perkelti į mūsų įstatyminę bazę. Bet būtent konvencijos šalininkai pasipriešino, kad reikia ją visą inkorporuoti. Ir čia aš matau labai aišku ideologinį interesą, kad įtvirtinti tokio per galinės duris, per tokią keistą angą įtvirtinti būtent socialinės lyties sampratą Lietuvoje, kad būtų galima jie remtis paskui kitose įstatymų aktuose. O ką tai reiškia? Tai reiškia labai paprastą dalyką, kad tai, kas sveikų protų pripažįstama, kad žmogus gimsta vyru ar moterimi, iš tiesų yra visiškai nesvarbu. Lytis yra tai, kaip susikonstruoja savo įvaizdį arba kaip žmogus apsisprendžia. Ir aš matau tame labai aišku tokį ideologinį interesą. Manau, kad iš tiesų tai yra ydinga nuostata. Ji remiasi pasenusiu mokslu. Iš tiesų, čia gal prieš 15 metų, kai tai ir buvo vyraujantis nuomonė, kad lytis yra socialinis konstruktas, dabar vėlgi jau socialiniai, psichologiniai tyrimai parodė, kad toks bandymas traktuoti lytį kaip žmogaus savimonės ir kažkokius socialinę konstrukciją, jis yra ydingas ir veda, iš tiesų, į didesnės traumas ir nesupratimą, netikrumą ir taip toliau. Norvegai, kaip žinote, nutraukė
tokios nuostatos laikymas, bet jis yra pasilikęs tose dokumentuose ir bandymai įbrukti tą konvenciją vien dėl tos apibrėžimo, man atrodo, tai yra nelabai sąžininga ir nelabai nuoširdu. Iš tiesų, žmonės, kurie tai daro, jie rodo, kad jiems ne tiek rūpi apginti moteris, kiek jiems rūpi prakišti tą vieną sampratą, kad paskui jie būtų galima remtis dekonstruojant tradicinę sveikų protų suprastą lyčių vaidmenų pasiskirstimą. Ši konvencija taip pat aptarė ir švietimo klausimus ir šalis, kurios jai ratifikuoja ir jai kaip pritarė, kaip dabar Lietuva jau pritarė šiai konvencijai, tai jos įsipareigoja ir įtraukti į švietimo mokymo programas medžiagą apie vyrų ir moterų lygybę, nestereotipinius lyčių vaidmenis. Tai irgi matyti susijęs su tuo socialinė lytimi, savoka nestereotipiniai lyčių vaidmenis. Ką mes dabar ko turėsim mokyti vaikus apie nestereotipinius lyčių vaidmenis? Aš tikiuosi, kad mes nieko neturėsim mokyti, aš tikiuosi ir dėsiu visas pastangas, kad šita konvencija nebūtų ratifikuota Seime ir konkrečiai žmogaus teisių komitete, nes manau, kad tai nieko bendro su moterų apsauga neturi, tai yra grinai ideologinis tam tikras interesas sujaukti lyčių vaidmenis. Ko dabar, jeigu ji būtų įgyvendinta ir jeigu jos šalininkai kontroliuotų švietimo sistemą, ko būtų mokoma, vaikai būtų mokomi, kad jų lytinė tapatybė yra visiškai ne tai, ką jie gavo gimdami, o tai, ką jie pasirinks, arba kaip jie save įsivaizduoja, taip ir yra. Kitaip tariant, tuomet jie tarsi įpareigotų berniukams sakyti, kad tavo biologinės duotybės yra visiškai nesvarbios, tu gali bet kada apsispręsti būti mergaitė ir nuo tavo apsisprendimo priklauso, ar kas tu būsi, ar berniukas, ar mergaitė. Na ir atvirkščiai. Tai įveda visiškai tokį neapibrėžtumą tapatybės srityje, iš tiesų besiformuojančią psichiką ir jos vaikų, paauglių ir jos santykiai su savo socialinė aplinka, kai tie santykiai su kitomis lytimis dar tik tai mezgasi ir formuojasi, tai įveda į visišką tokio relativizmo, neapibrėžtumo būseną, kuri yra paranki būtent tiems, kurie bando įdiegti, kad lytis tai yra ne vyras ir moteris, o yra jų daugybė, nuo 5 iki 14 pagal įvairias teorijas ir visos jos turi gali prisimti bet kokius vaidmenis, o vyro ir moters komplementarumas, kurį tradicinė pasaulėžiūra teigia, ir vyro ir moters tarpusavio papildymas šeimoje esantis atgyvena. Tai va čia to būtų mokoma, jeigu ta konvencija bus įgyvendinta. Aš tikiuosi, kad mūsų visuomeniai gal užteks daugiau proto ir per savo atstovus, per mano kolegas Seimo narius, vis dėlto pasipriešins tam ir turės daugiau proto, negu šiandien tą konvenciją patvirtinusi vyriausybė. Iš tikrųjų dar yra tokia dviprasmybė dėl patvirtinimo, pasirašymo konvencijos, skirtingos žinutės iš vyriausybės. Pasklido mūsų radijui viceministras, užsienio reikalų viceministras Nerijus Germanas sakė, kad Lietuva neva dar nepasirašė, nors tuo tarpu pats ministras Linas Linkevičius komentuoja jau, kad Lietuva tam tikrą pareiškimą patikslinantį tą konvenciją priėmė, bet pačią konvenciją mes priiminėjame, taip sako Linas Linkevičius. Ar tai reiškia vis dėlto teisinės pasiekmes turi jau ir šios dienos vyriausybės veiksmas, juk dabar jeigu Lietuva priėmė šią konvenciją, tai dabar reikia ruoštis jos ratifikavimui, tam, kad ratifikuotum, reikia atlikti namų darbus. Taip, iš tiesų, pirmą pergalę tos konvencijos šalininkai ir mažumų teisių gynėjai, kuriems rūpi peržiūrėti tradicinę ir sugriauti iš esmės tradicinę šeimos sampratą, jie pasiekė, nes tai yra pirmas žingsnis, Lietuva buvo iki šiol nepasirašiusi. Ir tos konvencijos ratifikavę nėra nei viena civilizuota šalis. Praktiškai yra, jeigu neklystu, ar ne 3 šalis, kurios yra tai ratifikavę, viena iš jų yra Albanija. Ir tą padarė turbūt iš perdėto uolumo, norėdama įtikti europiniams standartams. Kitaip
tariant, jie nėra niekur veikianti. Sakyti, kad yra kažkoks pažangos rodiklis, yra absoliučiai klaidinga, nes kaip minėjau, ne viena svarbesnė vakarų šalis jos nėra ratifikavusi. Kitaip tariant, tai yra visiškai ekscentriškas dokumentas. Niekas netrukdo tiems, kurie rūpinasi moterų apsaugą. Ir aš tą ir būtent siūliau Žmogaus teisių komitete, tas produktyves moterų apsaugos nuostatas perkelti į esamus įstatymus ir jais vadovautis. Ir galima, kitaip tariant, turėti visą, kas gerai iš tos konvencijos, nepriimant tos labai abejotinos, moraliai ir moksliškai pasenusios ir socialiai kenksmingos socialinės lyties sampratos. Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Mantas Adomėnas.